valanda. Malonus rytas. Buongiorno. Labas rytas. Prasideda tamka, Kaip supratot, mes esam Neapolyje. Neapolis yra trečias miestas pagal dydį, tai po Romos, Milano. Vienu žodžiu, kaip matot, čia miestas su savo aura, su savo įdomybėm, su savo šiukšlėm. Žodžiu, turi savo šaržą. Va, miega vienas žmogelis, va, ir ilsisi, dar vienas tvarkingai. O, nu ten va, reikia eiti. Nors mes einam kaip vietiniai dabar, per gatves. Tai va, mūsų kelionė prasideda. Kur prasideda? Matas Šarūnai tam pak asfalto. Vienu žodžiu, šiandien aplankysim mes ką? Vezuvijų, Pompėją, nuvažiuosim iki Sorento. Taip, galėsim vakare pavalgyti ir pavaikščioti. Tada rytoj kelsimės į Kapri salą, Amalfis. Apie rytoj nešnekam. Gerai, pabandysim. Amalfis, po to Positano, vėl Amalfis, Riviono kažkoks, tai Atrani, Majori, Minori, vien žodžiu, aplankysim visą Amalfio pakrantę. Taigi, į Vezuvijų mes keliausim iš stotelės Porto Nolana, čia vadinasi Turkius Vezuviana. Aišku, galima buvo iš Garibaldžio stotelės važiuoti, bet mes pirmiai sėsim. Čia bilietus nusipirksim. Ir bandysim važiuoti. Va, atvykom į stotelę. O čia va pardavinės. Taigi va, dabar, mes šitą prie Vezuvijų Express nusipirkom bilietėlius. Autobusas sėri Vezuvijaus kalną, 50. Autobusas išvažiuos 9:30, tai mes dar laiko galim nuveiti ten dar. Nepasako, ar pasiruošus eiti į Vezuvijaus kalną, kuris dar garuoja. Ne tavo virš galvos kalną. Jo, garuoja. Turistai prasideda kopimas. Vezuvijus – ugnikalnis Italijos pietuose, Neapolio įlankos pakrantėje. Vienintelis veikiantis ugnikalnis žemyninėje Europos dalyje. Aukštis 1281 metras, 2020 metų fiksuotas. Vezuvijaus kraterio gylis 200-300 metrų, skersmuo apie 600 metrų. 1995 metais įkurtas Vezuvijaus nacionalinis parkas, plotas 135 kvadratiniai kilometrai. Po įsiveržimo 79 metais jau Vezuvijaus papėdėje sunaikintos antikos miestai Pompėja, Herakuljanas, Stabija, Oplontis ir kelios mažesnės gyvenvietės. Milžiniški piroklastiniai srautai ir per trumpą laiką nušlavė šių miestų gyventojus. Iki šių laikų ugnikalnis buvo įsiveržęs apie 40 kartų. Paskutiniai buvo 1913 metais ir 1944 metais.
Kadangi autobusas iki pačios viršūnės neatveža ir dalį tenka lipti pėsčiomis, tai rekomenduoju apsiauti patogią avalynę. Nuo autobusų stotelės iki Verzuvijaus ugnikalnio viršūnės teks eiti dulkėtų takeliu. Reikia lipti apie 30-40 minučių. Jei keliaujate taip kaip mes su kuprinėmis, siūlau palikti ten, kur pirkote bilietus, šalia yra bagažo saugykla. Pagaliau priėjom Graužį. Šiek tiek lavos gabaliuką atsiminimui, kad buvom Vezuvijoj. O, čia kaip gražu. Gaivutė jau buksuoja gaivutė, liko 40 minučių. Va, šildosi draugužis išlindęs. Na, koks jisai. Autobusai vis važiuoja ir važiuoja ir važiuoja. Pradėjom lipti, buvo kilometras aukščių, užlipom 1,94. Galimai. Ir vėl mes keliaujam. Su labai važiuojam su gražiu dažytų traukiniu. Važiuojam į Pompėją. Žemėlapį turim. Esam kažkur tai ten. Ir turim visą apvaikščioti. Va čia, oho, va čia vienu žodžiu bus gražu, bus gražu. Nu va, gaivutė pikta, kai žiežula, istorija visiškai nežavi jos. Tai va, o mes einam. Netoli trečiojo pagal dydį Italijos miesto Neapolio esantis Vezuvijaus ugnikalnis yra geriausiai žinomas Europoje.
Vezuvijus įsiveržė 79 metais ir po pelenais karštą lavą bei akmenimis palaido per 10 000 Pompėjos gyventojų. Istoriniai šaltiniai mena, kad ugnikalnio įsiveržimas priminė pasaulio pabaigą. Aptemo dangus, skraidė iš kraterio įsiveržusios uolienos gabalai. Iš to košmariško pragaro nesugebėjo išsigelbėti niekas. Ugnikalnis ilgiausiai aktyvus buvo 18 amžiaus pabaigoje ir 19 pradžioje. Paskutinis jo aktyvus periodas baigėsi 1944 metais. Dėl vėlesnių ugnikalnių įsiveržimų Pompėja atsidūrė dar giliau. Šis sluoksnis labai realistiškai išsaugojo pastatus, tiksliau tai, kas iš jų liko po žemės drebėjimų. Jis išsaugojo turgoje pardavinėtus produktus, krosnyje kepusių duoną, piešinius ir užrašus ant sienų. Nebaigtas lipdyti skulptūrėlės, bet daugybė kitų detalių, kurios sukuria aišku Pompėjos gyvenimo vaizdą. Dabar netoli Vezuvijaus, Neapolio įlankos regione, gyvena per 2 milijonus žmonių. Vulkano papėdėje yra ypač derlinga dirva. Čia kasmet nuimami net 2 derliai. Na, o vulkaninės medžiagos yra plačiai naudojamos namų statybai. Pompėja iš pelenų prisikėlęs miestas. Po 5-6 metrų storio vulkaninėmis medžiagomis palaidotas Pompėjos miestas buvo ilgai užmirštas. Laiką užšaldyta Pompėja prisiminta tik 18 amžiaus viduryje. Pradėti kasinėjimo darbai. Tiesa, jie nebuvo iki galo organizuoti. Daug brangenybių buvusių paviršiuje slapta išgraibstė turto ieškotojai. Rimčiau susirūpinta Pompėjos miesto atkasimu tik 19 amžiaus pradžioje. Iki šiol Pompėja dar nėra visiškai prikelta iš mirties patalo. Mieste kasmet atliekama nemažai kasinėjimo darbų, kuriuos finansuoja UNESCO ir Italijos vyriausybė. Iškasti radiniai yra perduodami Neapolio nacionaliniam muziejui, o namų griuvėsiai paliekami byloti apie prieš mūsų erą statytą miestą. Nu, gal pardavinėjo vazonus. Oui. Thank you. Okay. And in Pompeian tradition of the city. Трішки поверхня з дурем. Tai kokia mozaika. Pompėja yra viena lankomiausių Neapolio regiono vietų. Šiame iš pelenų prisikėlusiame mieste kasmet apsilanko 10 000 turistų iš viso pasaulio. Daugiausia lankytojų šis muziejus po atviru dangumi susilaukia vasarą, kuomet vyrauja šilti ir be lietaus orai. Nors pietų Italijoje gyvsidabrio stulpelis žemiau nulio beveik nenukrenta, tačiau Neapolio rajone iškrenta nemažai kritulių. Lietus vėlyvą rudenį bei žiemą atbaido Pompėjos lankytojus. Naujai prisikėlusi Pompėja daug kuo stebina. Mieste išliko ištisos akmenimis grįstos gatvės, pastatai, kurių vidaus interjeras su pornografinio turinio freskomis. Tais laikais veikia net viešnamiai. Jie duris po restauracijos turistams atvėrė tik šiais metais. Lankytojų stebina trumpi viešnamių gultai. Vadinasi, tų metų žmonės buvo arba nedidelio ūgio, arba mylėdavosi ne gulomis.
Matome, kad ir prieš 2000 mečius plaštakių profesija buvo populiari. Šiaip jau Neapolio rajonas yra laikomas pamaldžiausiu Italijoje. Tuometinę Pompėją valdė grupė turtuolių, o kiti gyventojai buvo jų samdiniai. Siaurose gatvelėse vyravo didelė nešvara. Mat Pompėjos gyventojai visas šiukšles mesdavo į gatves, o gamtinius reikalus darydavo ant grindinio. Kanalizacija ir vandentekis veikia tik turtingųjų namuose. Tik liūtis nuplaudavo gatves, nunešdama šiukšlės į marias. Šiukšlinas gatves pompėjiečiai pereidavo tik specialiai įrengtose perėjose. Pompėjoje stovėjo nemažai šventyklų. Buvo tribunolo pastatas, veikė didysis teatras, bet specialioje arenoje santykius aiškindavosi gladiatoriai. Žodžiu, vyrė visavertis gyvenimas, kurio subtilybės archeologai aiškinasi iki šiol. Sunykus kūnams, sukietėjusiuose pelenuose liko ertmės. Užlieję jas gipso archeologai atkūrė formas. Gipsas sustingdavo į gyvūno arba žmogaus pavidalą ir atspindėdavo net agonijos iškreipto veido išraišką. Šie antspaudai byloja apie desperatišką žmonių subrūzdimą paskutiniais Pompėjos gyvavimo momentais. Vienas pasiturintis gyventojas su šeima ir tarnais slėpėsi Rūsyje. Jie buvo pasiėmę ir naminius gyvūnus apsirūpinę maistu bei vandeniu, tačiau nuodingosios dujos prasiskverbė ir į slėptuvę. Kančios apimti žmonės apsiviniojo veidus turbanais, o šeimininkas ir vienas vergas nuėjo atidaryti durų, kad visi galėtų ištrūkti iš šių spąstų. Jie atrakino duris, bet toliau nebenuėjo. Po 18 šimtmečių į Rūsį, vedančiame koridoriuje, archeologai rado šeimininką su pinigų kapšu prie diržo ir vergai laikantį rankoje raktą. Pompėjos gyventojai nieko nesiskyrė nuo šiandieninių žmonių. Kai kurie iš jų buvo nerūpestingi ir nedori, kai kurie gerbimi piliečiai rūpinėsi miesto problemams. Buvo tokių, kurie veržėsi dėl postų valdžioje, žadėjo žmonėms gerovę. Buvo turtingų ir vargšų, ligonių ir sveikų. Žmonės juokėsi ir verkė, šnekučiavosi ir ginčiosi. Jie nerimavo, planavo ir gyveno dėl tų pačių dalykų, kaip ir mes šiandien. Lankėmės Pompėjų miestelį. Tai va, mes įsikėlėm į Sorrentą, va gaivutė pasipuošus. Čia bardakas, nekreipkite dėmesio, su vaizdu į jūrą. Va, jūra ten, aišku, bandysim įveikti. Va, koks vakaras, gražėja, hotelis Linda, žiūrėsim, viskas. Einam. Va, prasideda Gaivos geriausios gatvės. Žinot, su vaizdai į jūrą.
Gražus miestas, ne, Sorrentas, gražus žmonės. Visi tik fotografuojasi prieš saulę. Ir mes pasisauksime. Jinai ten pasislėpė, bet viskas gražu. Įtrauk pilvo. Nu, viskas daugiau nepanikuos. Galima. Crazy. Yeah.